OptiBet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, dar vienas podcastas. Šiandien dėka Vilniaus kamščių turėsime kiek trumpesnį epizodą. Tadas Salaveičikas, Arūnas Klimavičius ir aš Lukas Gintautas. OptiBet lyga, LFF taurės pusfinalis ir laukiantys renginiai Lietuvos futbole. Šiandien temos tokios, taip pat turėsime mūsų Contribui prenumeratoriams ir Q&A epizodą, tad tokie pagrindiniai dalykai, pagrindinės tokios temos. Nežinau, Tadai, pradedam gal nuo konkurso, ar ne? Iš karto turbūt galim griebti jauti už ragų. Taip, tai pralaimėsim 2 bilietus į legendų ir Lietuvos legendų ir užsienio legendų rungtynes ir taip pat taurės finalo rungtynes, kurios vyks sekmadienį. Tai 2 bilietai bus dovanų tiems, kurie atspės, kalbant apie taurės finalą, kokiu rezultatu Šiauliai, kaip paskutinį kartą, kaip dar FK Šiauliai, man atrodo, ne? Dalyvaudami taurės finale, kokiu rezultatu pralaimėjo tą finalą. Tai rašykite komentarus ir pirmadienį tada, kas čia pas mus gausis, pirmadienis, 25 dieną paskelbsime laimėtų tada savo Facebook paskyroje. Tai va, ir Celebrity Game, tai kiek nusimetė Arūnai svorio, jeigu trumpai? Kiek dabar, kokią formą, kaip savijauta? Kiek pagreitėjimų padarėjau? Nusimės svarbiausia ant rungtynių, dar anksti. Aš pagalvojau, mačiau, dar meet and greet yra, ten galima net bilietą pirkti. Tipo pabendrauti ar ne su... Bet aš pagalvoju, jeigu man būtų galimybė įsirinkti grajoką, su kuriuo, net ne meet and greet, bet bent trumpai, tai aš pasimčiau materaciją, kad galėčiau padaryti tą nuotrauką, kaip iš galvos iškertu. Arba davai, Rūna, aš tau pydisą duodu, iškirsi materaciją. Nu, davai. Per rungtynės ar po rungtynės? Per rungtynės. Ai, baliu. Lemma, bet gerai būtų kažką, žinai, ten... Ten į galą jau rungtynių. Arba jeigu rodys jau keitimą, prieisi. Come here. But headą tokiam. Čia Šiauliai patyrė tame, raudonų, ta prasme. O šiaip kaip... Šiauliai Kauno Žalgiris. Prie to irgi toj pereisim. Galvoju, Arūnai, pasijaus, tarkim, kad ir dauguma jų turbūt irgi nelabai palaiko formą. Dar bus likę ten pas jos parako, manai, tiek, kad bus oblemba. Čia kaip senais laikais, kaip prieš ispanų žaidžiam, ar ten italus. Aš manau, kad bus. Aš manau, kad bus ir tai tas pats Pujolis nesenai baigė. Pujolis. Nu kaip tas nesenai? 6-7 metų. Daugiau jau, manau. Daugiau? Tada. Kažkaip laikas tada greit bėga. Bėga. Nu tuo. Blemba. Jo, Pujolis nesenai žaidė. Iniesta turbūt 4 metai kaip iš... Šiaip Pujolis dabar nesenai žaidė kur? Kirgizijoje, ar kur jie buvo nuvažiavę. Uzbekistane, man atrodo. Ar kur, iš tų šalių nesenai buvo mačiau. Pujolis baigė 2014. 10 metų tuo jau. Tai jau tuo 10 metų. Nu, tai jam 5 metai. Bet anksti baigė Aš ir sakau, kad jis tada... Pujoliui 5 metai jau. Okay. Jo, tada o kaip, kas iš tų visų, kurie atvažiuoja, šiaip tau, Lukai, labiausiai? Su kuo norėtum rankelę paspausti ten koridoriuose nusifotkinti? Ramba, nežinau, man, žinai, jo Pujolis, ten Mascherano, tų laikų, kur jau aš futbolą žiūrėjau, o ten visi tie ankstesni. Trezegė. Jo, aišku, mažiau matęs, bent aš jau irgi, bet Stiltos 9-8 rinktinės. Ne, aišku, 9-8 rinktinės man metai. Man irgi... Rimtai metai, 97-ose? Taip. O Jėzus, vaikėlį. Nes aš jau 7, bet aš jau tą čempionatą jau po to, kai 2-2 žiūrėjau, atsimenu jau daug highlights. Gerai, kaip žiūrite visą tą situaciją, kad čia dabar varo visi, kad čia nesąmonė, kam tie seni pirdylos reikalingi, čia kam čia toks renginys, čia neįdomu, čia... Aš jo daug ir vakar skrieja kamuolį klausiau ir daug ir Mariaus Bagdono, ir Manto Karsinesko, ir Jakelio mūsų irgi dažnos svečio minčių buvo. Tai Paulius šiaip teisingai pasakė, sunku tokį renginį padaryti, ten, ta prasme, atraktyvų, patrauklų, bet, aš iš tos pusės, kad kiek žinau, kad buvo bandyta ir su
tos Lietuva-Ukraina rungtynės daryti, bet kaip supratau, kad tas variantas nesigavo, aš manau, kad tas būtų... Ne, tai dabar kaip tu gali padaryti, taigi nėra rinktinių langų. Jo, tai čia ne, aš turime, jeigu per rinktinių langą kažkur ištaikius, nes, pavyzdžiui, mesgi su Kipru žaisim paskutiniam langė. Vieną žaisim atrankos, o kitas bus friendly su Kipru. Kiprė. Tai aš jau manau, kad tojus rungtynės būtų daug atraktyviau ir įdomiau ir panašiai, bet turbūt tai nesusidėlioja, kiek žinau, ir daryti tokius renginius, turim stadioną reik. Manau, visko po biškį reik. Vienais metais padarys tokį, kitais gal padarys kažką kito. Manau, kad tai yra dar Foxas kažkaip padidinti dėmesį į taurės finalą. Tai, manau, viskas logiška. Ta prasme, nėra taip lengva paimti ir sugalvoti renginių. Ir va čia, ar tą padaryti, mačiau, ten Sveiks Valio berods rašė apie, kad ten su Amerika kažko buvo derintos rungtynės draugiškos. Nežinau, ar man čia Amerika būtų labiau kažkoks atraktyvus varžovas, dėl kurio eičiau, draugiškas dėl rinktinės aš eičiau, ne dėl Amerikos. Tai faktas, ką ten, Ulisičius. Tai nežinau, aš tai palaikau visas iniciatyvas, kurios kuria kažkokias tradicijas, kažkokią vertę, o tų klausimų visada, kad gal buvo galima taraną, tai čia visą laiką bus. Bet čia reikia suprasti, lengva visą laiką yra šnekėti ir siūlyti, kai tu nesigilinęs į situaciją. O kai tu pradedi gilintis faktus, detalės, kurios, manau, federacija žino, tai tada ir tu supranti, kad čia gal šiai dienai šitas pasirinkimas arba dabar, arba už 10 metų ir nelabai kažkokių atraktyvesnių alternatyvų buvo. Aš neskau, kad taip yra, bet aš spėčiau, kad nebuvo iš vienos alternatyvos rinktasi. Tai ir dar pridėsiu, kad 100 metų vieną kartą būna tokia šventė ir tie visi pasaulio čempionai, jie net važiuos dabar ilgą laiką, 10 metų į priekį, nešviesim 110 metų ar ten 120, čia vieną kartą suorganizavai ir viskas. Ir dėl tų, kaip sakyti, dėl tų pinigų. Šiaip čia dabar nuskambėjai kaip tas, kur 18 tik vieną kartą. 18 tik vieną. Pusbrolį. 118 ir 100 irgi vieną kartą. Ar ten kažkur, sakykime, tuos pinigus, kaip pasakyti, ar kažkur galim panaudoti, kur bus išleisti tas biudžetas ant tų futbolininkų atvykstančių, tai aš manau, kad yra darbai, yra šventė, tai šventė vieną kartą turim ir atšveskim ją, o kaip darbai bus, ten ir ieškom, kur juos panaudoti, to labiau, kad čia mes nerankinio ar kitą asociaciją esam, kur ten jau reiktų labai labai stipriai skaičiuoti ir paskui mes nukentėsim 10 metų į priekį, jeigu ten rankinė federacija išleistų metų biudžetą. Tai tada turbūt 10 metų pasijaus, o mums kitais metais nieks čia nepasijaus. Ir tiesiog reikia prioritėtų statyti, kada dirbam, kada švenčiam. Ir kitas dalykas, žinai, būtume krepšinis, kur danga ten nelemtų, vėl žiūrėt, dabar mane užės. Tu baig su tuo krepšiniu. Ne, tai čia logiškas pavyzdys. Būtų galima daryti, jeigu tai būtų, tarkim, dirbtinė vėja, ne? Būtų galima sužaidžia žvaigždės legendos, žaidžiam finalą. Toks kaip ir 5 valandų renginys dar, tu sakytum, atraktyvumas dar didesnis vieną dieną. Bet čia, žinai, čia dar koncertai, viskas, tai čia tas renginys gautųs visos dienos. Aš žmogus laikysiu, tai kažkas ateis į antrą kėlintų, kažkas po pirmo. Nes, principė, jau paimk ten, Eurolygos finalo ketvirtą, kur 6 valandos, žinai, jau toks ilgokas renginys, okei, ten gal kas vipuose sėdi ir panašiai, žinai, tai yra ten maistas karšti ir taip panašiai paprastam žiūrovui, ten, žinai, likt vėl su tais pačiais mini užkandžiais, kepta duona ir taip toliau. Ir nėra tokia, žinai, gerai. Ilgokai. Tai aš manau, kad viskas čia logiška, fainas sporto savaitgalis Kaune, džiaugimės, kad turim renginių ir turim įvairovę šiokią tokią atsiradus, nes iš esmės turėjom taurės grajus ir super taurę, viskas. Dabar turim fainus rinktinės grajus, turėsim tokį renginį, tai reiktų mėgautis ir tikrai čia, žinai, neieškoto, ką reikėjo ir panašiai, ten kamuolių nupirk vaikam. Faktas, laik rasi gal racionalesnių dalykų, bet čia kaip ir iš mano sferos, kam čia puošta kalėdų eglutė? Geriau paaukot skursantėm. Tai vis laik faktas būtų geriau, bet tai o kaip vidutinė klasė, jiem kalėdų nėra, viską reikia aukoti kažkam, taip ir čia, žinai, negali visko vis laik į vieną pusę žiūrėti, infrastruktūrą, dar kažkas, reikia ir tokių dalykų, reikia ir šiek tiek slaidos, turbūt ir toj pačioj komunikacijų, manau, toj pačioj FIFOje vėlgi tas hostinimas, kiti dalykai, tai vertinama, kaip šalis tvarkos, vertinant po to kažkada duodant mergaičių kažkokius turbūt čempionatus, ar vaikinų ten U16. Tai, manau, tikslas yra kažkada ir gauti vėl kokį kaip U19 turėjom, U19, ne? Jo.
Tai vat, manau, kad tie dalykai irgi svarbus, kaip tu tą renginį prahausinsi, kaip pasaulio salės futbolo čempionatas. Tai čia irgi savotiškas įdirbis ir į kitus projektus, kuriuos būtų galima gauti. Tai manau, kad viskas čia gerai, eikit mažiau bambėję, pirkit bilietus, pasidžiaukit ir koncerto line-upas yra dėkingas, nors aš aišku iš tų, kurie visą laiką eina dėl sporto, bet tikrai bus ir ką paklausyti, ir repo, trepo, ir Jarutis, ir OG Version, ir Remis Retro, kas čia pala gerai, kažkas iš podcasto bendruomenės rašė, kad išpranašavom, kare aš mat važiavęs, tada Jungle Kingą padaryti Remis Retro prieš OG Version, man atrodo, vidijus rašė, tai vien žodžiu. Rūpa, ne dar? Jo. Ir daugiau už paskelbtų. Dar kažką mačiau ant koveriuko. Vien žodžiu, pagaliau ir futbole yra švenčių, pagaliau futbole yra ne tik futbolas, bet aplinka atmosfera ir tikėkime čia ir tai pačiai federacijai. Va, dar vienas renginys, kur tu gali improvint show, visą kitą ir skatinti tą vartotoją ateiti į stadioną, pamatyti stadioną ir pajusti, tai vien žodžiu. Viskas šiek gerai. Ir kadangi pats žais, jums patiems teks analizę daryti. Stebėsiu visą laiką Arūną, kada Lietuvos legendos padarys 3 perdavimus varžovų aikštės pusėje. Ir žiūrėsim, ar Arūnas duos kitam vidurio gynėjai pradėti atakas, ar vienas ant savęs apsiminės pradėti. Kraštinių žais. Kraštiniam, okei. Visus surinkot, ką norėjot? Ar buvo, kas atsisakė? Tai apie tuos... O kas vadybininkas komandos, kas renka, kas išsiuntė kvietimus? Kam priklauso, nežinau. Tai dėl pavardžių iš užsienio bus atvykstančių, yra kai kas, žinom, negali atvykti. Ir komentarus rašantis vienas futbolininkas. O dar kad biški informacijos, tai iš užsienio, tai čia FIFA legendos tas yra brandas ir jie organizuoja tą sudėtį. Federacija kai kuriuos tik tai patvirtina ir atmeta ir dar kai kurie futbolininkai, sakykime, negali atvykti, nes neklystų rugsėjo 30 Ronaldo Brazilo vestuvės ir kai kurie Brazilo futbolininkai bus tose vestuvėse. Tai dar konkuruoja tas renginys su Ronaldo vestuvėmis Brazilijai. Tai palačiai, sakai, kad FIFA legendos kažkiek ir į Lietuvos legendų sudėti? Ne, aš turiu skirtingą. Pavyzdžiui, Latvijai buvo, tai ten federacija sukviečia ir čia, o čia yra per tą FIFA brandą daroma ir nėra taip, kad labai lengva kažkur kitokį žmogų už FIFA išeiti. Ten federacija dar norėjo dar žymesnių kai kurių, bet nežinau, kaip ten bus. Tai, o lietuviais, susirinks tas sudėtis, kad pažiūrėsim, kada tuos 3 perdavimus padarysim kitaip. Pereinam turbūt prie aktualijų, prie to, kas įvyko per praėjusią savaitę, tai nuo ko norit pradėti? Nuo lygos ar nuo LFF turės pusfinalio ir tada lygai. Lygai ten vėlgi yra, manau, kad išrinksim tos kertinius dalykus. Įvartį, trenerį, komandą, Jaro tuos... Nes ne visos rungtynės, sakykime, tiek vertos dėmesio analizuoti kažką ir kalbėti, tai nuo taurės pusfinalio. Taigi. Arūnai, ką norėtum paklausti Luko apie taurę? Ne, žiūrėjau rungtynės, žiūrėjau šiaip iš tokių techninių pastebėjimų, žiūrint futbolas.tv, kodėl nėra pakartojimų? Nebūna pakartojimų ten. Aš nemačiau nei įvarčių pakartojimų, man atrodo, ar mane užgliušino, nei ten tos raudonas. Tai arba aš pražiūrėjau, bet kiek žaidė, tai nelabai mačiau. Bet šiaip, čia jau transliuotojam klausimas. Arba aš sakau, pražiopsau gal pasiskau šoną, bet esmė, kad superinis grajus, jeigu taip imsi tikrai finalo vertas visom emocijom, viskuo įvarčiais, tai gal reiktų apdainuoti pirmą įvarčius. Tas Romanovskio smūgis iš toli, visiškai. Kur jau atrodė, kad negali turbūt būti geriau. Po Romanovskio įvarčio. Patranka vartininkas ir tai aukštai šokęs buvo Plūkas. Tai šiaip Plūkas aukštas vartininkas. Bet ten visiškai realiai po pat skersinių stiprus, įspūdinga. Tada Armanavičius atsakė dar stipriau. Ir man patiko Marius Stankevičius reakcija, ten kamputį galvo matosi. Žiūrėjau.
Tai ten gerų reakcijų buvo, Dolžnikovo ten irgi lygiai taip pat už galvos susijęs, nepatikėjo, žinai, kad tokie įvarčiai krenta. Ir po to, aišku, ten jo, tas Olberg įvartis, tai sakykime, toks jau tiek to, Jankausko ten pabėgus, bet bendrai daug emocijų, daug visko rungtynės, vertos finalo, gaila, kad tai, bet čia taurės principas, nesudėsi, žinai, savo patogesnių rungtynių, buvo pusfinalis, buvo žmonių nemažai, turbūt spėjau, nebuvo 3000, kaip aš tikėjausi, bet... Ne, ką čia tikėjosi, jo, tai to nebuvo, bet, tikrai ta visa realiai centrinė tribūna, tokia apipilnė. Kaip Arūnas sakė, soduose dar visi, ne? Ne, tai bulvekas o savaitgalis. Tai yra tame tiesos, kad daug kas išvažiavo ir panašiai kažką, ką dar norėjau skaityti iš rungtynių, pamiršau, bet tęskit jūs prisiminsim. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Turbūt daug klausimų, daug kalbų dėl tos raudonos kortelės, ar ne, matėm video prieš pradedant podcastą iš VO kameros. Šiaip įdomu tai, kad realiai tai stadione sėdintys žmonės to irgi nelabai matė. Nematė nei treneriai, nei atsarginiai žaidėjai niekas, išskyrus rezervinį, prie kurio, ne rezervinį, o šoninį. Tai šonis ir pranešė apie tą incidentą, nes prie pat tikrai nematė. Prie pat įvyko. Tai irgi daug pasipiktinimo, kodėl to kamerose nesimatot, bet kai dvi kameros transliacijų ir iš karto vyksta dar prieš epizodą kontrataka, tai natūralu, kad tos abi kameros seka įvykius, kur kamuolys. Arūnai, kaip tau tas epizodas? Matėm video? Tai natūralu, kad niekas nematė, nes kamuolys kitoj pusėje buvo ir visi, jeigu vyksta ataka. Tai... Gal žiūrovai matė kažkiek, kas sėdėjo visiems. Žinok, aš turėjau... Turėjau pažįstamų, kurie buvo stadione irgi žiūrėjo ir grinai šalia sėdėjai. Aš sakyčiau, nebent kurie biški dar vos aukščiau daugiau gaudos ir kurie įsivaizduoja, kad prieš tai buvo konfliktas ir dar atsisuki galvą pažiūrėti, kas toliau bus. Nes jeigu tai bendrai žiūri futbolą, tai tik kamuolys nuėjo nežiūrėsi, kas ten eina, nes ten kontrataka vyksta arba ataka. Taip. Tai va, nebent kas nors žiūri, kad supranta, kad prieš tai buvo susistumdymas ir ten... Nes ten buvo epizodas, kad Romanovskis taip įsirėžė, sakykime, Dolžnikovą, faktas, kad su mintim turbūt, Tai pirmas dalykas, kaip futbolininkui gal geriau nedaryti to viso prieš teisėją. Kažkur vidury, krūvoj tenais dar, bet jeigu taip žiūrėti, tai yra greičiau raudona negu neraudona, nes jeigu tu be kamulio stumi ir dar kažkoks judesys alkūnė yra, tai futbolininkui nugriuvus, tai greičiausiai... Greičiausiai bus alkūnės nelabai ten mačiau. Ten sunku pasakyti. Judesys, ne alkūnė kaip smūgis, bet alkūnė kaip judesys. Bet žiūrėk, jeigu tai būtų veiksme po baudos, teisėjas šalia, po epizodo ir žaidėjas praeitų va taip rankom pastumtų tiesiai, būtų geltona. Tai galbūt jo, bet kai būna, kaip sakai, traukinys nuvažiavo, dar du lygė už nugaros eina ir papildomi veiksmai, tai jau čia emocijos nusiramino, bet pas kažką nenusiramino. Dėl to aš va iš tos pusės žiūrint, kai va ten greitai būna, va čia krūva ir pasistumda ir viskas nukrito, ar kažkas ten greičiau teisėjas gal geltoną parodys. O čia kaip jau tu dviese likai ir aplink nieko nėra, tai čia jau konfliktas. Nebe pasistumdymas, o santykių aiškinimas, pavadinkim. Ir kas pirmas nugriūna, greičiausiai, jeigu sekančio buvo žmogaus, nesvarbu, kas tai bebūtų judesys, tai greičiausiai, kaip sakau, didesnė tikimybė, kad bus raudona negu geltona. Šitą sutinku, kad tas nuo veiksmo toli, tu kaip ir jokios sąsajos su žaidimu, pratęsimas konflikto, veiksmas, akivaizdus kontakto darimas, tai... Ir dar aš sakyčiau, dar netgi teisėjai supranta futbolininkų charakterius ir pagal pavardės, turbūt kiekvienas teisėjas gali apibūdinti futbolininkus, netgi tie patys teisėjai, dar vėl žiemą teko važinėti, jie kiekvienai komandai paaiškina, jie žino, kas kokiuose metuose buvo ir kurie futbolininkai yra, kaip čia, labiau mėgstantis prasižengti ar nešvariai žaidžiantis ir netgi pasako, žiūrėkit, apie jūs mes žinom, pavardėm, mes apie jūs žinom, mes atidžiau stebim ir būkite atsargus, kad, tiesiog perspėjom iš anksto. Tai lygiai taip pat, kaip tu matai, futbolininką, kur, tikrai su sunkesniu charakteriu ir jis tai padarė, jeigu būtų padaręs, nežinau, kas čia dabar su tokiu. Gerėtis tas, toks, tada kažkaip iš Lietuvos futbolininkų gerėtis toks. Gerėtis, tu Golubickas. Gratas. Jeigu Gratas būtų nustumęs, tai prisijęs pribėgtų galvoju, ar tikrai čia Gratas nustumė, ar gal pasiaiškinti reikia. Kai matai, kas nustumė. O kai matai, kas nustumė,
Čia kaip be būtų, kiekvienas futbolininkas turi už savęs kažkokį, kaip sakyti, istoriją ir kiekvienas teisėjas žino. Tai va, kai būt Gratas nustumės, dar nueitų pasiklausti, ar čia tikrai Gratai nustumė, ar netyčia čia. O ne, turbūt matant tą video, ta kortelė oranžinė, bet iš esmės parodė raudoną ir tu neturi realiai argumentų, kodėl tai negali būti raudona. Būtų parodęs geltoną, įvertinus kokios svarbos rungtynės, įvertinus finalą, visas emocijas, nes ten prieš tai buvo irgi daug emocijų, parodė geltoną ir irgi turbūt niekas nieko nesakytų, nes, principe, gali ir tą, bet, ta prasme, čia vėl kaltinti teisėjo dėl šito turbūt labai negalima. Esminis dalykas turbūt... Dėl ko, Lukai, kaltinsi dabar? Ne, dėl nieko. Turiu omeny, norėjau ką pasakyti, kad negali žaidėjas, ten tipo provokacijos visų rungtynių metu ir taip toliau, kalbos, šnekos ir taip toliau, tu negali rungtynių metu tam pasiduoti ir sureaguoti. Ir čia buvo planinis dalykas, aš noriu žinojo, kad... ir netgi gali būti, kad ir treneris... Taigi iš pinigų žaidžia, čia ne mokyklos būrelis. Taip, tai... Iš pinigų žaidžia, kas finalą išeis, kas naujam stadione žais, kas žais UEFA. Tai čia ir trenerio, tu sakai, kad yra keli futbolininkus, kurios gali bandyti provokuoti. Ir mes pateisinam jūsų provokacijas, provokuokit ten, vadinkit, spirkite kulną. Tai čia yra netgi plano dalis, netgi jeigu tas buvo pasakyta, aš pilnai nenustepčiau, kad čia buvo Šiaulių plano dalis ir, nesigavo išprovokuoti, nesigavo, jūs turi dar žaisti, bet čia yra papildomas tos, kaip čia pavadinti, papildoma plano dalis, kaip galima laimėti tas rungtynes. Tai, o kiekvienoj komandui, dažniausiai kiekvienoj komandui tokių yra, o čia, kaip sakyti, ne Gratas pastumė. Tai va, apie ką ir kalbu, kad negalima reaguoti į tokius dalykus rungtynių metu ir... tiesiog... Vėl jaunystė, nepatyrimas. Tai jeigu mes Riteriuose žaidžiant Dolžnikovo fanai sugebėjome išvesti iš kantrybės, ten jau mus reagavo, ten kai dar Oliveira įmušė tą antrą, ten iš vis pasiutęs buvo, tai daug ką parodo, tai žaidėjai, kaip Rūnas sako, irgi žino tą, einant to dirba, tiesiog Romanovskis jungia vidinį serbą ir nuėjo su tuo, kaip ir visi žinodavo, kad Rudy Nilsoną, lengva iš kantrybės išvesti, tai čia dabar su Dolžnikovu taip yra, tai čia kaip ir treneriai ar vadovybė imdami, jį žinojo, kad jis turi savo ten tų niuansų, tai 1-0 Romanovskis šioje vietoje išvedė kantrybės, pasiekė tai, ką reikėjo, o leido į pratesimą išeiti komandai daugumoje ir, sakykime, net uždarė rungtynes, manau, kad ten baudiniai tik būtų išgelbę, bet 3 minučių lygių komandų kovoj, atsilaikyti, sudėtinga. Tai šitoje vietoje man tik tais klausimas, kaip gerai išprovokuoji, pasėmė tą raudoną, padarai, kad tas žaidėjas pasimtų raudoną, atsistoji, ten, gerai, minę paskatinai, bet aš šipsenėlį ir daužimą savo krūtinę čia, aš ar ką aš čia norėjau to pasakyti, man jau biški toks, Too much gal, ne? Too much, biški, gerai, išprovokuoji savo pasakį, padėjai komandai, prieis komandžiokai, duok pitaką, bet tu dar, ta prasme, dar jį provokuoji, dar net jau erzini kitus, toks, galų galia dabar klausimas, gerai, gal ar rinktinėje, ne šitam, kitam lagė, jis mano dien normaliai turėtų bendrauti po šitą. Aš tai nežinau, sportininko gal negaliu sportininko ego kalbėti vardu, bet aš suprašiau, kad aš nelabai norėčiau spausti ranką po dar viso to benefiso, šipsenėlių, skatinimų ir dar krūtinė daužimo savo, kad čia aš padariau šitą, čia sudirbau. Kam to reikia? Tai blemba. Aišku, šnekam, kad jo lietuviai turi būti įdomesni, bet čia biški neskanu buvo. Eik vandens atsigerk, su savais pakalbėk, pasakys maladės, Danė, ištraukiai, padarėjai užduoti, liuks. O ten, ta prasme, ten būtų galės, ta prasme, Dolžnikovas nebūtų galvą nunešęs. Tai ten, po to epizodo matęs, jis dar pradėjo šipsuotis, trankyti, ten matos, galvoj ten... Ten, jeigu negirdvainis, tai ten, manau, kad būtų ferverkų. Mačiau Ruzėlą prieš, ten Romanovskį kažką sakė, kad, tai įsivaizduoju, ten mačiau serialą, ką tu klaunas, kažką tokio, suprantama, biški per daug yra. Aš suprantu, kad visi žaidžia tos žaidimus, bet, blema, nežinau, gal tik man taip atrodo, gal kitiem, bet kažkaip tas rankų pakelimas, žiūrovų, tai viskas ok, bet ten tas, aš nežinau, ar to reikėjo.
Ok, dar vienas epizodas irgi daug klausimų sukėlęs rungtynėse, jau pridėtas pirmo pratęsimo laikas, 2 minutės pridėtos, jau po 2 minučių keliamas kampinis, kampinio vėliavėlė guli nulaužta, kamuolys padėtas ne ant kampinio sektoriaus, krinta įvartis. To paties Romanovskio, jo diena visiškai įvartis raudona ir dar ten kamuoliuką pasirideno, fantastika. Oi. Kaip čia Mardonas buvo traktuotas? gerą nuotrauką įdėjęs. Nu, ten video yra net Video, visas. kur tą kamuoliuką vis Nuotrauka, pastumė, ne? video. Bet nuotraukoje atrodė gerai, kur guli vėliava. Vėliavėlė guli, kamuolys per tas, jo. 30-20 cm nuo kampinio žymos. Ne, aš kažkaip pagalvojau, kad su klaidų teisėjų klaidomis, sakykime, daug šiais metais ir gal ir praeitais metais. Nu, bet šiemet turbūt Jo. neįtikėtinai daug. Jo, tai pritariu taip daug. Jeigu net valdžia nusijėmė, tai žinai. Bet aš pagalvojau, ta prasme, Ne, anksčiau kažkas, aš manau, panašiai būdavo ir anksčiau tiesiog nebūdavo nei podcastų, nei Facebook'e tiek besireiškiančių ir panašiai viskas buvo. Tai dabar tiesiog viešinimą, ir pamatai ir kaip rungtynės vyksta. Ir tų klausimų ir atsiranda, tai aš manau panašiai ir anksčiau būdavo, dabar tiesiog tas... Jis toks ir buvo kažkuriam laikė tas teisėjimas, tiesiog dabar mes visi kiti apie tai kalba. Tai... Aš tik nespėjau išsiaiškinti vieno dalyko, gal dar spėsim podcast'o metu, tai jeigu spėsim, tą bandysim pagarsinti. Jeigu būtų varas ir po to kampinio įžaisto netaisyklingai, ar būtų varas atšaukęs, nes į kai kuriuos dalykus aš esu kalbėjęs su Šarūnu Tamulynu, va dabar kaip tik tas varo sertifikavimas, man atrodo, jau baigėsi Lietuvoje. Buvo Šarūnas minėjęs, kad tam tikri epizodai nėra peržiūrimi. Tai dabar aš tiksliai neatsimenu ir nenoriu klaidinti, bet kažkaip, jeigu kamuolys neleistinai, tarkim, išmestas, žinai, ten koja pakelta ir panašiai, ir varas tą žiūri, bet negali pakeisti sprendimo. Nu, va, yra daug niuansų. Gal aš atvirkščiai čia sakau, gal yra kita situacija, gal šitą kaip tik gali pakeisti. Kojos pakelimams skirtai tenais jau niekas nebežiūri. Bet kaip pavyzdžiui dabar, tai labai geras klausimas. Jo, tai mes kažkaip darbiškai truputį anksčiau išsiaiškinti. Jo, aš kažkaip... Tai kamulio ne vietoj pastatymas, ar gali atšaukti įvartį, ar pavyzdžiui baudos pražanga pasistato futbolininkas, pražanga vienoje vietoje, o jisai, naglai... Taip, ne metrą, o 5 metrus paneša į priekį, pradeda greitą ataką, teisėjas nepamatė įvartį muša. Tai va, kažkurių dalykų varas, ta prasme, varas mato, bet keisti sprendimo dėl to negali. Tai nežinau, gal gausim atsakymą, gal negausim, jeigu gausim, gal pasidalinsim pas save. Tai kitą pasidalinsim. Nu, ar kitam podcast'e, ar viešai kažkur. Tai kas apie pačias rungtynes, tai čia, žinai, teisėjais, bet... Galų gale reikia ir patiem tada būt galva geresniem už varžovą. Dar Lukai rašė apie 11 metrų baudinį, ten kokį. Nu jo, kur Gratą nunešė kamerą. Ne Gratą, Koniūną. Ten, man atrodo, pirmo pratęsimo kėlinio 95 minutė. Jo, 95. Nu, kontaktas buvo, bet kamuolys į priekį pasimestas, tai vadinasi. Man pasirodė, kad jis pasimestas į priekį ir po to pakeitė kryptį, tai aš ten, mano nuomonė, ten kampinis. Nu, jeigu metiesi kojas, tai kamuolį kryptį. Nu, nežinau, aš ten neturiu nuomonės. Jo, sakyčiau, ten greičiau negu taip. O aš čia iš teisėjų. Ką norėjau dar sakyti, tai kad, kaip be būtų, žinai, turbūt galėtum visus šitus klausimus dėl teisėjimo ir panašiai dar labiau eskaluoti tuo atveju, jeigu būtum buvęs geresnis tose rungtynėse, jeigu būtum žaidęs geriau, bet... To turbūt nebuvo. Pirmas kėlinys iš vis Kauno Žalgiriui, sakyčiau, tragiškas ir ten Šiauliai dominavo. Vien statistiką pasižiūrėjus, nei vieno smūgio Kauno Žalgiris neatliko. Tik kamulio kontrolė, man atrodo, priklausė Kauno Žalgiriui, bet smūgiai kampiniai visą kitą Šiaulių pusiai. Antram kėlinį, aišku, tas vaizdas aikštėje pasikeitė. Kauno Žalgiris kažkiek atsigavo, įmušė tą išlyginamą įvartį ir po to išlyginamo įvarčio jau atrodė, kad po truputį keičiasi rungtynių eiga ir atrodė, kad Kauno Žalgiris kažkiek perima iniciatyvą ir tada ta raudona kortelė Dolžnikovo, pratęsimas ir viskas. Nu, o paskui jau ten, žinai,
krito antras įvartis, dar 15 minučių antro pratęsimo, dar mažumoj žaisdamas bandai kažką kurt, bandai lipt, natūralu, kad žaisdamas mažumoj padarysi kažkokią klaidelę, gausi kontrataką, tai gavai trečią įvartį. Ir viskas buvo uždaryta. Dar turėjo Girdvainis progą, galvą gerai pramušė, bet Taip, ten ištraukė vartininkas praktiškai nuo linijos jau. Ten dar buvo ta tokia. situacija, kur rikošėta 9 kažkelintą, Plūkas traukė nuo savo. Jo, Plūkas rungtynėse 2 tokius irgi Ten mirtinas labai buvo. mirtinus epizodus traukė. Štai toks. O šiaip įdomus dalykas, 8 Kauno Žalgirio lietuviai startė. Man tas taip įdomiai buvo. Ir aš po to galvoju, Tai paskui... Aš pažiūrėjau, vėl ten ant soliuko pavardžių jaunų žaidėjų netruko, bet visumoje, nebuvo, kad užsieniečių Florianas Davidas, taip, ant soliuko irgi Ant suolo buvo jo. Tas nustebino. Karvatskis ant suolo. Jo, tai Karvatskis tokia. Ir Juma su Opėjami. Kauno Žalgirio 8 Šiauliuose buvo 9, bet 9 ir 2, bet jie tik 2 ir te turi. Tai. Ne, bet pas principas, kiek Ne, tai tų paskui buvo aikštėje. Kauno Žalgirio vienu metu buvo 10 lietuvių aikštėje, Pakeitimų, nes tą Setas Insiera pakeitė Dabkus, o Uzmendi pakeitė... Kas pakeitė Uzmendi, palauk, Kučys, turbūt. Dabar tiksliai neatsimenu. Bet esmė, kad vienu metu buvo 10 lietuvių aikštėje irgi ir tik tai vienintelis Noslinas. Ne veltui Edgaras Jankauskas nuvažiavo, ne? Čia jo, manau, kad taip. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Jeigu mėgsti komentuoti, jeigu patinka stebėti futbolą ir daug domiesi, pradėk komentuoti, nes labai trūksta gerų komentatorių. Labai buvo sunku klausyti su visą pagarbą tam komentatoriui, kuris komentavo, tu gal kai ten kaip komentatorių žmogus laikysi, bet man kaip paprastam žiūrovui, tos overhyped emocijos, šiaip labai vietom atrodo jau migdo komentatorių, vietom ten bombos, ten jau po to pratesimės žmogui liežuvis pintis pradėjo, tai trūksta pas mus kažkaip gerų komentatorių, tai jaunimas eikit komentuot, mokinkitės, nes paprastam žiūrovui tikrai. Rinka yra. Jo, ir ta prasme, jeigu esate talentingi, greit rasit vietos. Ir man dar vienas dalykas iš teisėjų pusės. Aš kažkaip prisiminiau, žiūrėjau vieną seną Mic'd Up su Nerijum Dunausku, man atrodo, kai jis dar teisėjavo. Tada, kai Žalgirio serialas buvo Tikslo link, irgi ten, žinai, teisėjai labai girdėdavos. Tu man Arūnai pasakyk, kokį tonų teisėjai Lietuvoje šneka su žaidėjais? Labai įvairiai, labai skirtingai. Tikrai ne nuleistų tonų. Gerai, kad nenuleistumėt. Jo. Pripažinkim, kad kiekvieno teisėjo, sakykim, tonas susideda jo patirtį ir tai, kuris teisėjauja ar teisėjauja Europoje. Pripažinkim prie tų, kur teisėjauja Europoje, aš pilnai juos suprantu ir taip ir turi būti, jeigu teisėjas žaidėjas pribėga prie teisėjo, kuris teisėjauja Europoje ir tu bandai kažką aiškinti, tai aš irgi jo vietoj būdamas atsakyčiau tokiu pat tonu atgal. Tu negali nusileisti, nes tada klausimas bus ant geltonos kortelės, kada jau čia peržengta riba, kada neperžengta. Už žodžius, ne? Tai tu pakankamai rimtų tonų žaidėjų atgal atsakai ir jeigu jau įsivairauja kažkokia diskusija dar pakeltais tonais, tada galbūt jau tada geltona. Aišku, nereikia žaidėjo, buvom girdėję atveju, pats girdėjau atveju, kai jau tuos siuntinėja rusiškais keiksmažodžiais teisėjai, čia buvo prieš 2 metus ar kiek, čia dabar aš bijau pasakyti. Esu girdėjęs iš vieno futbolinko tikrai, aš galvoju, dar iš 2. Tokių buvo, kad, ar normalu, kad mane šiandien per rungtynes pasiuntė teisėjas? Sakau, nenormalu. Bet jeigu tu prieš tai pasiuntei teisėją? Aš nežinau, to futbolininko, aš nežinau, jis pasiuntė ar ne, jis ta prasme, kaip galėtų pasiūsti, bet... bet šiais metais tokių negirdėjau, bet prieš kelius metus girdėjau, kad teisėjai buvo siuntinė, tai čia yra nenormalu. Bet tai, kad tu futbolininko atsakai tokiu tonu, kokiu jis į tave kreipiasi ir tu esi pakankamai aukšto lygo, jeigu tu atėjai tikrai tą pagarbą ir reikia užsitarnauti iš futbolininkų ir jeigu tu atėjai iš 1 ar 2 lygos ir tu ką tik pradėjai teisėjauti tą lygų ir tau žaidėjas kažkoks pasako ir tu atgal duodi taip, kad tas žaidėjas net nustemba,
kas čia vyksta, tai gal dar nėra labai gerai, nes aikštėje darbais įrodoma, gaunamas autoritetas, o ne žodžio pakelimu. Tai Tadai, pabaig dabar klausimą. Nu, nes aš, tarkim, kai žiūrėjau, tą ir Dunausko įmėsim į komentarus po podcastų, nu, tai Dunausko čia, žinai, dar gali sakyti prieš 8 metus, žinai, bet tas iš arti, kur buvo ten, gal tas pats Falikonis ten, bijau pamaišyti. Nu, įdėsim, ištrauką irgi, užmėsim, kol čia šnekum. O tai čiau burna, ką nori, nu, tokie... Nežinau, ten ir Hugo, dar lietuviškai jam aiškina. Nu jo, Dunauska, tai ten tas prieš 8 metus, nu, Bachurskas, visiškai. Ką nori, ką yra, nu, va tokie ten žiūri, man nesuvokiama, nes aš, nu, suprantu, kai tau ateina rėkia į veidą, bet jeigu tu skirstai ir kažkam dar ten praeini tokiais, nu, kamon, tu teisės, tu turi valdyti žaidėjo emocijas, o ne kurstyties. Nu, aš tau atsiųsiu, pažiūrėsiu šitą Dunauską ir dabar nerandu serialę tos vietos, nu, kur ten nublemba. Man, jeigu su manim taip šnekėtų, tai aš jau norėčiau atsakyti atgal. Ir teisėjas, manau, yra tas, kuris turi kontroliuoti rungtynės, o ne kurstyti, atsisukinėti ir va, kaip sakai, siuntinėti kartais net be paskatinimo. Tai, bet jeigu tas yra, tai reiškia, žinai, tau pasako vienas žaidėjas, kitas ar mane čia pasiuntė, yra čia normalu. Tai turbūt pasitaiko ir daugiau, ir kitas dalykas, nes ne visi pasako, ir net jeigu nepasiunčia, bet šiaip tas tonas yra agresyvus, nu, sakykime, į kontaktą nedraugišką linkęs, čia jau nėra gerai mano galva, ta prasme. Aš sakyčiau tada turbūt taip, kad, nu, kadangi dabar to jau viešumo visur, visose sferose netrūksta, ir jeigu būtų perdėtas, va toksai, sakykime, ir kartotųsi ten, nežinau, 2-3 mėnesius, 4, aš manau, kad pasiektų čia, teisėjų asociacija ar kaip ir iš bet kurios, ar čia klubo, ar iš mano, ar iš kitos, sakykime, tos suinteresuotos šalies, kad nebūtų nesąmonių ir būtų informuota. Čia tikrai tas yra, aš manau, jeigu perdėtas būtų, tai yra įmanomas tvarkyti per teisėjų asociaciją, nes jie ir daro tuos susirinkimus ir mėnesinius ir visokius kitus, lygiai taip pat jie analizuoja kaip ir futbolininkai rungtynės, taip ir teisėjai analizuoja. Todėl jeigu vieną kartą jo ten praeistas bairis, antrą kartą praeis, bet jeigu, nu, ir LFF, nu, mes, ne, kaip būna rungtynės, ar čia, nu, dažniau aš LFF nueinu, sakykime. Tai tu, jeigu va tokie būtų, mes girdėtumėm. Nu, nėra tiek jau to šurmulio, kad tu negirdėtum, kaip teisėjas siuntinėja futbolininkus. Nu tai vad norėjau tą teisėją prieš 2 metus tyliai pasakyti. Tas žodis perdėtas. Žinai, tau, kaip žaidusiam ten N+ metų, nuo ten 90-ų, gal ten, žinai, valink iš akių nėra perdėtas. Man kaip žiūrovų, tai yra jau perdėta. Žinai, tai va tas... Valink iš akių yra perdėtas. Nu tai, nu, okay. Tai bet va, kur yra ta, žinai, riba, nes aš sakau, aš atsiųsiu tau, mesim žiūrovėm nuordą, tą ištrauką pabandysiu su Hugo surast. Nu, man tai atrodo, kad, nu, tiesiog futbole dar nėra išgryninta, kas yra perdėta, neperdėta. Ir toj vietoj tiesiog atrodo, kad viskas daug mažiau taip, kaip buvo visą laiką. Jo, aš suprantu, žodis valink yra perdėtas jau. Jo, bet o užšiau burną? Užšiau burną? Nu, užčiaup žodis irgi. Jis dar galvoja, nu tai iš kur perdėtas. Tu esi teisėjas. Kaip tu gali sakyti žaidėjui užšiau burną? Tu gali nereaguoti. Jeigu jis nueidinėja, atsisukęs kažką pasako, ir tam sakai užšiau burną. Nu negali tu taip kalbėti, esi varžybų dalyvis, tu esi atsakingas už jų kontrolę. Bet tu dabar visus eik, nekalbėk, užčiau burną. Sakau, aš tau surastas, pavyzdžiui, sakau, Dunauskas, tas tai ten ryšys man, Bachuras kieme laksto. Ne, Dunauskas aš atsimenu, Marijampolį dabar žaidėm, aš nežinau, dabar gal ką ten žaidėm, ten tikrai ne kažkokius ten žvaigždžių, bet buvo draugiškas gal 11-11 rinktinės, ar kas pažaidimas, ar A lyga prieš rinktinę žaidė, kažkaip kas mažiau žaidė. Ir gal kai ten 20 minutė ir Edgaras Česnauskas irgi su ne pačiu lengviausiu charakteriu ir Dunauskas tuo metu jau ten tusiaudavosi tam, bet tai buvo, man atrodo, ta pradžia, kaip jis tusiavo, jau turėjo kaip sakyti statusą ir kažką sušilpė ten geltoną ir Česnauskas sako, nu, ten draugiškos buvo raudona, visi tokie, ta prasme, net klausimų nebuvo iki šoną ir bet, nu ten ir buvo už tą vietą, bet, ta prasme, supranti, ten draugiškos, bet žiūrovų, ta prasme, ten 20 minutė, ten visi formą įgaudinėti, ten kaip čia, išžaidimą, sako, ne forma, nu, taktika, susižaidimą. Eik, sako, iš stadioną. Tiesiog, aš manau, kad... Nes draugiškai, nu, žinai, ten įspėjo, ką ten sakė iš karto, tai... Bet aš manau, kad tas mūsų užsilikė gal futbolė yra biški to mentalo nelabai skanaus ir aš manau, kad, nu,
dar yra, vat, ką ir girdžiu irgi, kad kai kurie teisėjai biški savo per daug leidžia tiek komunikacijoje, tiek visam ir tas, irgi, sakykime, kūrė tokius iš ankstinius nusistatymus, kai pamatai, kas teisėjauja ir įtampa ir panašiai, ir šito vietoj, manau, kad neturėtų to būti ir teisėjas turėtų fokusuotis, kaip raminti emocijas ir nepaleisti rungtynių, o ne vietom dar sugebėti pats susinervinti ir dar ten pakurstyti, kad jau 3 šalis, žinai, važiuoju kapos ir dar... Žaidėjai tų kortelių neturi, neišvystys jie, ne? Tai va, o prie ko mes prieinam, prie to, kad tu gali savo biškai per daug leidžiu. Kortelės pas teisėjusgi. Jo, ir spėju, kad dauguma tų teisėjų, dar kurie, kas aukščiausiai lygiai teisėjauja, jie teisėjauja ir mėgėjai frontuose, SFL, kokiam tikrai, tą krūvį jie ten kažkokį pasiėmė, ne? SFL, ne. SFL, ne? Mėgėjose, ne? Okay. Yra trečia, antra lyga tada, ne? Ten elitinėse visur teisėjauja. Tai SFL tai yra čia jau... Gerai, kalbam tada apie trečią, antrą, pirmą lygą, tai tikrai ten sukas, ne? Trečioji kokio lygio, kas aukščiausiai. Žiūrėk, tada yra aukščiausiai pirmą, antrą. Aha. Tai aukščiausiai, tai pirmoji tada jau. Manau, antroji, žinok, susirenka krūvį. O dabar, pavyzdžiui, Robertas Šmitas teisėjavo elitinėje jaunių lygoje. Ne, mes apie čia elitinė, tai čia yra jaunimo elitinė, bet apie antrą lygą. Tai čia antra yra kažkaip tokios, nežinau, regionai. Regionai, jo. Tai čia kaip? Nesvarbu, bet... Tarkim. Esminis dalykas. Gerai, daugokai čia. Gerai, teisėjus jo išsiplėtėm. Bet dar pabrėžkim, kad Šiauliam yra kažkokia magija su teisėjų sprendimais, pasirinkimais. Žalgirio neatskaitytas įvartis iš nuošalės. O Robertas Valikonis irgi teisėjavo tose rungtynėse. Ten aišku, Ievos Ramanauskienės klaida, bet pakelta vėliavėlė, bet pagrindinis arbitras gali keisti sprendimą, kaip ir su Hegelmanis pakeitė ir panašiai. Tada rungtynės su kuo ten dar buvo Šiauliai, su Kauno Žalgiriu, kur buvo baudinys po varo, tada dabar čia ta, kur tas įvartis, tai ten jau žinai, Džiugas jau gali sakyti drausmės komitetas. Bet esmė, kad tada šitas antras įvartis Šiaulių irgi, kaip ir sakykim, kaip čia būtų reagavę, kamuolys, kur pastatytas, žaistas vėliavėlė, tai tokie, žinai, kaip Arūnas, kaip bažnyčia labai, jeigu taip vis pasiseka. Ir uždarimą gali su teisėjais daryti. Šitas aštrus uždarimas. Gerai, tai vienas žodžiu, taurės finalas Transinvestas prieš Šiaulius ir aš kadangi sakiau pradžių Sūduva gali, mano spėjimas taurė laimėti, ne, tada sakiau Kauno Žalgiris laimė ir praeitas šnekėjau, kad gražiai užsidaro sezoną, pirmas trofėjas, ir išgelbėta, tas neapėjo, tai dabar, nežinau, kurį sakyt, kad Šiauliai laimė, ar kad Transinvestas sugadina kortas Hegelmanam ir Kauno Žalgiriui, nes tada būtų čia fucked up, jeigu Transinvestas laimė ir Hegelmanas su Kauno Žalgiris tiesiog žiūri, kad... Tai vėl, čia, žinai, dar nėra tas aišku, ar Transinvestas net ir per tą taurę praėjęs galėtų žaisti Europai. Čia vis dar tas neaiškus. Bet mes kaip šnekėjom, jeigu tu tauriai gali žaisti, reiškia, čempionatą gali žaisti. Čempionatą gali žaisti. Bet čempionatą yra tas 3 metų, kad tu tiesiog nesukeltom šaibų ir panašiai, bet tauriai, tai žinai, ir SFL komandos gali žaisti, registruotis, tai su tą mintim ir kvieti, kad, tai čia yra plačiam spektrui. Tada kvieti, sorry, jūs laimėjote taurę, bet negalit, nes, čia yra ta taisyklė. Čia sakau, tada turėtų neprimti žaidžiant, nežinau, įdomiai čia. Toks diskusinis. Bet esmė, kad taurės finalas, pažiūrėsim, ar trečias kalpo Transinvestas nuims, bet, reikia suprasti, aišku, kad tas kalpas biškai didesnio dydžio jau, nei prieš tai 2. Ką? Dar grįžtant prie pusfinalio, turbūt reikia paminėti Šešplaukio ir Kuklio traumas. Šešplaukio rimta. Tai man atrodo, ten, žinok, pas abu labai, labai panašiai ir... Bet Kuklys po pergalės į kamerą labai šipsojos, tai atrodė pats ėjo viskas, tai... Nežinau, bet šešplaukis, tai suprantu, kad rimčiau, beleka, kaip suprantu, kaip rašė. Tai, liūdna, šiaip žaidėjas geroj formai, tai reikia tikėtis, kad nieko rimto, bet... Ir tokiose, žinai, situacijose, kur, gal ir buvo galima išvengti traumų. Čia vėl turbūt akmuo į aikštės kokybę. Nes skundėsi ir Šiaulių futbolininkai patys prieš rungtynes, ir Kauno Žalgirio žaidėjai atvažiavę, ir treneris girdėjot, ką kalbėjo. Tai... Jo, tai kažkada tikimės prisikviesti agronomą, jau turim susiradę, su kurio pakalbėtume apie vėjų kokybę. Man labai aktualus klausimas, įdomu. Augint žadė? Ne, neaugint, man tiesiog įdomu, kodėl mes nesugebam padaryti normaliai. Bet esminis dalykas, kad, čia reikia apie tai šnekėti, apie tą neinvestavimą, nes aš ir ten su vieno klubo žmogum šnekėjau, tai ten elementarus klausimas, taupimas.
Taupimas, trašom, priežiūrai, viskam, nes viskas kainuoja pinigus. Tai žinai, tai kol taupysim, žaisim iki balandžio mėnesio ant dirbtinių, tai toliau ten visi drož savo kelius ir visa kita. Turėsim šūdiną vasarą natūralią, tai irgi traumų rizika, tai, kas kenčia, žaidėjai ir kokybė, nekas daugiau. Šiauliuos, ta prasme, apskritai, kokybišką futbolą žaisti turbūt labai sunku, net kaip Justas Lasickas sakė, kad, kaip tu gali, kai ten tas kamuolys, nežinai, kada rydėdamas iššoks į viršų, tai kaip mes galim tikėtis akiai gražaus futbolo, kai nesukuriam tam sąlygų net. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pagaliau dabar bus, kai konkursas, žmonės galės būt daug komentarų ne su heitu man. Bus, žinai, spėlios, nes dabar 700 plus komentarų vien aiškinant apie Basket News'o visą tą temą, tai jeigu trumpai atsakant, kas nesupratot, o nesupratot beveik visi, aš nelyginau futbolo su krepšiniu, sakydamas, aš lyginau krepšinio buvusius pasiekimus su futbolo dabartiniais, su krepšinio dabartiniais pasiekimais, tam, kad parodyt, kad krepšinio komentatoriai ir podcasteriai turėtų šnekėti apie krepšinio bėdas, o ne apie futbolo bėdas, kurių dalinai net nelabai ir išmano, nes visi suprato, kad aš lyginau rinktinę su rinktinė, klubų su klubu. Nelyginau, to nedariau, manau, tai yra nelogiška vien dėl to, kad yra žiauriai skirtingos konkurencinės aplinkos. Negali lyginti šitų dviejų sportų pasiekimų, nes nesulyginama tiesiog. Dabar, tada, prieš 50 ir prieš 300 metų yra nesulyginama. Faktas, kad krepšinio, jeigu tu imsi nominale medaliai, čempionų titlai klubiniam, faktas, kad yra ryškesni ir apčiopiamesni ir didžiulės įtakos mūsų sporto vystymasi turėjo, negu kad ką futbolas pasiekė, bet kartu ir to negali lyginti. Tada perklausiu, viskas gerai, nereikia tau teisinti. Ne, aš irgi žmonės nesuprato, aš matau, nesuprato tie, kurie atėjo iš krepšinio pirmą kartą ir parašė komentarą. Bet čia irgi, aš irgi su tuo nesutinku, man ir iš krepšinio žmonės rašė, kad čia viską gerai sudėliojot ir ta prasme... Tiesiog man pikta, kad pikčiausia, kad žmonės valdantis didžiulio auditoriją šneka, heitina, nelabai įsigilina. Man dėl to pikčiausia, dėl to, kad reikia rūpinti savo gal reikalais ir viešinti juos, kaip mes šnekam apie futbolo bėdas, ryškinam kažką daugiau, kažką mažiau, tai ten irgi reiktų daryti, nes atrodo, kad ten tų problemų nėra, žinai. Ir kažkas gerai sakė, ten krepšinis Lietuva yra šventa karvė. To šventoji karvė yra kita šventa karvė Kauno Žalgiris, kur ten irgi krepšinį, ten gingdievė negali kritikuoti. Tai, mes pasakėm, kad taip krepšinis turi bėdų mūsų, mano manimu, ne mūsų. Ir nereikia čia kažkaip, ta prasme, sakyti, kad nėra. Jeigu jums atrodo, kad nėra, tai žiūrėkim toliau rezultatus, po 10 metų pašnekėsim. Užfiksavom tą. Ir šiaip net susilažinau su draugu, kad po 70 metų bėgė, kaip sakiau, kad krepšinis bus perliptas futbolo, tai įsvertinam pagal lankomumus stadiono lygos Europos rinktinių, jeigu 1:1 dėsi, vidurkius ir transliacijų. Kad aš manau, kad 80 metų bėgi futbolas perlips visose šitose. Bent 7% tikrai. Rinktinės, klubinio, manau, kad faktas. Ir transliacijos. Ir 1% užtenka, kad laimėtum lažybas. Taip, ten vieną. Tai... Ok, dar gavau atsakymą dėl VAR, kas tokioje situacijoje, jeigu būtų VARas, tai VARas būtų nieko nekeitęs absoliučiai. VARas neperžiūri blogų auto išmetimų, neperžiūri kampinio kamulio padėjimo, ne iš tos tiksliai vietos įžaisto kamulio irgi neperžiūri. Šitie epizodai pagal protokolą, jie yra matomi, VARas gali matyti, bet jie nėra vertinami. Ir nekeičia esmės, ta prasme, nekeičia sprendimo. Labai įdomu buvo ir man pačiam įdomu. Tai va. Gerai, tiek su taure, pereinam prie OptiBet lygos. Nedaug čia tų rungtynių buvo, taip, 3 mačai, nes kitos rungtynės būtent dėl taurės buvo nukeltos, tai Riteriai Žalgiris, akimirka, aš rungtynių nemačiau, nes tuo metu taurės pusfinalis, tai akimirka smegenys beveik ištirpo, nes Riteriai pirmavo prieš Vilniaus Žalgirį. Akimirka aš ir galvojau, kad pertrauka rinktinė nepadėjo ir kad nereikšė net į tą Panevėžį žvalgytis, nes savo daržo nestvarkysi, bet futbolas to kartais ir žavingas, kad finale, tas ankstyvai įvarčiai ne visą laiką pakeičia rungtynių tiekmę ir jeigu komanda yra reiškiai stipresnė, turbūt ir rodys tą. Tiesiog, kad abina, kad Žalgiris ten leido Riteriam įmušti ir antrą ir parodyti
Man atrodo, vienintelė komanda, kuri 2 įmušė šiemet riteriai, komentatoriai bent. Kauno Žalgiriui irgi mušė. Ai, 2. 3-2 baigėsi Ai, jo. tada Kaune. Ok, tai kažkaip netaip supratau tada. Ne, apskritai, žinai, kai muša komanda 2 įvarčius, kai per visą sezoną iki tol 15. Tai jo, tai va tas. Ir tas vėl, kai buvo 3-1, gavo antrą ir ten kažkas sako, blema, nu dabar čia ant įtampos. Ir tikrai, žinai, ten dar 3 minučių, bam, ramiai, bumsiek, gausi 3 ir, žinai, jau dega šikna, bet Žalgiris, nu, greit atsakė tą įvartį. Įmušė ir uždarė reikalus po to vieną po kito. Man, nu, šiaip tokios rungtynės, kur 8 įvarčiai, fainas, smagu, gražu ir neblogų tų įvarčių, bet tokie, žinai, kurioziniai, kur ten Vusis vėl pabėga vienas prieš vartininką, neišnaudoja ten prieš tai. Tada išbėga kito, kaip Arūnai sakiau, gerai, kad nemušė, prasimetė vartininką, nes būtų neįmušę 100%. Pasimetė, stabdė, palaukė čia, gal kur čia va tarpą mušu. Tada tas baudinys man nesuvokiama, kaip čia, kas čia per ranką. Matai, kaip būsi dirba baudinį. Aš stadione buvau. Tai gal pakartojama, nebuvo. Tai tiesiog spyrė realiai už žaidėjų galvą, kitam pataikė, o tas sugebėjo ranką įkišti ir pasintro geltoną ir baudinį. Kur net realios grėsmės nebuvo, būtų tam žaidėjai nuo galvos į viršų turbūt nuėjo. Tai toks wow rungtynės, wow. Nežinau, bet ką turbūt viskas pagal logiką, ar ne? Nes aš tai nemačiau tikrai tai. Tai pradžioje dar ir tikrai, kaip tą įvartį įmušė pradžioje, dar jie tikrai ir normaliai atrodė. Ir netgi kaip įmušė, aš sakiau, kad kaip įmušė pirmą įvartį, sakiau, kažkas 3-2 laimės. Nes Žalgiriui negali per anksti įmušti. Įvarčio bus, aš supratau, kad tikrai ne 1-0 bus. Ir jo, kaip 3-2 buvo, ten kažkokia intrigėlė buvo. Ir po to jau ojavusi ten savo stiliui, kur atrodo gynėjas pirmas prie kamuolio, bet ne pirmas. Ir ten antras smūgis į tolimą. Norėjo tokį, aišku, ten ne visą laiką išpildysi, bet būtent tas persilaužimo įvartis 4. Tai grinai jo stilius, kai kamuolys aukštas, gynėjas bėga, Vusis bėga, gynėjas atrodo, kad jis arčiau kamuolio, bet greitas kontaktas, bet pasirodo ne jis arčiau kamuolio, tai čia ir Skulotas Raimtas buvo ir apskritai čia yra jo įvarčiai ir gynėjams, kaip išnišnė kamuolį, reikia kuo toliau nuo vartų mušti, ne jam tiesiai, o tiesiog į zoną ir kažkurį kartą jis pabėgs. Nu ir vis tik Vusis atrodo motyvuotas likusiai tai sezono daliai. 19 įvarčių pasiekė, turbūt nori sumuštos įvarčius, rezultatyviais irgi žiūrėjau, ten neblogai juda, o 4 berods lygoje 10, atrodo, kiek tai. Nu, turbūt jo, turiu užduoti mušti įvarčius, pasidaryti ko geresnę statistiką. Kas Vusis pagal rezultatyvius perdavimus? 4 lygoje? Ne, 4, prašau, sumašiau, 10 turi Jeffris ir Pongas. Nu, vienžai, 10, 7 ar Dalinas. Tuo pasakysiu, 4, 6, 8 vietom Dalinas. Okay. Tai, 6 rezultatyvus. Jo, tai neblogai irgi. Gerai. Ta prasme, 19-6 statistika, dar liko 6 grai. Tai mušė, jeigu 203 padarysi 9 asistus, blema, geras sezonas. Tai, aš tik neatsimenu, ar mes praėjusiam podcastą kalbėjom, ar tik tai rašėm į prenumeratorių grupę apie tai, kad užojavusi Žalgiris turėjo tikrai labai gerą pasiūlymą iš Belgijos. Slėp 1 milijonas eurų dabar buvo, bet pats Vusis atsisakė. Pats Ojavus atsisakė. O Turkija siūlė, kiek žinau, kelius šimtus tūkstančių tik tais. Tai turbūt jis ten jau susikirtęs prie kažkokį kontraktą ir laukia sausio. Nes ir muša įvarčius. Pasibaigus, kai baiginėjasi kontraktas likus pusmečiui, ar negali jau oficialiai tarti su klubu kitu? Ne tik tartis ir pasirašyti. Pasirašyti kontraktą, jo. Tai nežinau, ar čia jisai nenorėjo Belgijos ir norėjo išlaukti Turkijos, ar čia kartu ir Žalgiriui atsikeršijo už tai, kad jo nepaleido po žiemą. Nu, nes toks savotiškas jaunų klubas, tu galėjai išvažiuoti Belgijos lygą, kuri nėra silpna. Jo, bet jeigu tu esi pasirašęs kontraktą, tu jau nebeturite sprendimų. Jo, tai klausimas, kada jisai, ką ten susirašė, žinai. Nu, čia tokia spėlionė, ir jisai turi pasirašęs kažkur. Bet yra logiška įvykių seka, nes jeigu tu pasirašai ir gauni, nesvarbu iš kur ten, kaip kažkas rašė, o jeigu gausi iš Anglijos, kaip ten pas mus toj grupė rašė. Tai lygiai taip pat nieko. Paskutinis žodis bus, paskutinis žodis yra turko, ne? Tai va, pavyzdžiui, tu gauni iš Anglijos, pavadinkime, ne? Tai tada agentas skrenda į Turkiją, už kažkokią sumą tiesiog tos kontraktus suplėšo. Jo, nes jie nėra registruoti. Jie vėliau bus registruoti. Dabar yra tik tai sudėti parašai. Ir kiekviena, jeigu yra taip, bet jeigu įsivaizduom, kad yra, tai yra sudėti parašai ir kiekviena pusė laiko pas save stalčiuje.
ir kaip ateis gruodžio mėnesį, tą įsitrauks ir užregistruos. Tai jeigu kažkuri pusė pažeidžia, kita pusė turi savo tą kontraktą, kažkuri pusė išmeta iš šiukšlių dėžę, o kita pusė turi. Tai jeigu tai yra gera suma, tu eini į FIFA ir tu laimi ten prisitys kontraktą, nes mes pasirašėm ir jūs ten nepriemat manęs į komandą ir sakot, kad nepasirašėm, o yra parašai sudėti. Tai, arba atvirkščiai žaidėjas, jeigu žaidėjas išvažiuoja į kažkur, sakykime, į Belgiją, kaip dabar pavyzdį, parduoda, išvažiuoja, tada tas klubas gruodžio mėnesį ištraukia kontraktą ir tada sankcijos yra futbolininkui ir netgi priklauso, ar tai klubas žinojo ar ne, kokios jo yra būklė, gali būti ir klubui, nes kai tą patį Maksimovą pasimė Vardaras, jis gavo du langus kiek be to, nes jie realiai pavogė futbolininką iš kito klubo, žinodami, kad, įsivaizduodami, kad jie tenai susimaišė ant punktų tas klubas, jie įsivaizdavo, kad kontrakto nutraukimas su bauda yra futbolininko išlaisvinimas, pavyzdžiui, būna tenais toks punktas, kad jeigu futbolininkas nutraukia, yra bauda. Tai tipo, mes išvažiuojam baudą, susimokam ir laisvi. Ne, čia nėra kontrakto nutraukimas, čia yra bauda. Tai jie ten susimaišė, aš nežinau, kas ten jiems susišvietė, bet jo. Kaip buvai su Žaliai Baltų Vilnium susitikime su klubu, kaip reagavo klubas, valdžia į tai, kad Tojavus atsisakė ir realiai nuplaukė pinigai už jį? Visiškai ramiai. Sakyčiau, labai paprastai buvo atsakyta, kad, net nebuvo toks akcentuotas, kad prarado kažką, taip pasakė, jis atsisakė, bet mes jam dėkingis, daug ir taip davė klubui, kažkaip visiškai taip ramiai, kad tiesiog žaidėjas, sakykime, klubų atnešė tiek naudos, kad čia, nėra ką ten kvestionuoti, kad jis čia pasirinko, nepasirinko, starės, nestarės, dar kažko, tai aš manau, kad, fair, tik klausimas iš jo, žinai, ar jisai tai belniškai, ar jis jau buvo starės ten Liepo po Grajaus, gal Stramtą prie pasirašęs, jeigu galėjo tuo metu, ar jisai čia vėliau, ar jisai čia iš principo atsisakė Belgijos, ar iš principo, nes žinojo, kad Žalgiris gerą premiją. Čia klausimas tiesiog toksai, bet visiškai čia viskas normalu. Tai good luck for him, tai klausimas, kas tas, žinai, klubas toliau jo. Bet kuriuo atveju, nesvarbu, čia neįdomu, what is the next step, žinai, šitam žaidėjui. Ir ar jisai tenais nuėjęs į gerą klubą, gavęs puolėjų trenerį, su kuria dirbs, sutvarkys savo finishingą ir taps, sakykime, ir tose Turkijos lygoj mušančių žaidėjų, ne tik kartais išbėgančių. Jeigu tai yra Turkija. Turkija, jeigu tai yra. Tai tas įdomu, žinai, nes, kaip man aiškino, kad Turkijoje tas principas yra, ten visas top 10 komando pačioje taip ir žaidžia. Kita gynyba, vienas greitas ir long ballai ir lošia. Tai ten Fenerbahčė, Galatasarajus, tai ten pusę sezono taip kaip Žalgiris, mes sakom, Žalgiris ar ten top 4 komandos vargsta. Tai taip pat ir aukščiausiose kitose lygose vargsta visi ten prieš plieninę gynybą, bando pramušti ir nieks nesiskundžia, kad čia kažkas nežaidžia futbolo ar dar kažko. Visi turi savo taktiką ir ten, sakė, labai normalu, žiūri 8 minučių, žiūri ir lauki, kol pramuš. Okay. Negauti. Irgi gal daugiau domėjasi apie naujoką Žalgirio. Saugas iš Dramblio kaulo kranto Abdul Aziz Dumbija. Kaip domėjau, žinai, minėjo man apie jį, kad jis ten tuo metu dar turėjo medicinę praeiti, o kaip supratau, vizija yra irgi, sakykime, į ateitį, čia ne šio sezono pirkinys, sakykime taip, ne sezonui gelbėt kažką, o tai yra, kad ir vėliau neštų naudą, gal net parduot, tik kažkai kalbėjo apie tą jaunumą. Įsivaizdavai, kad atakuojantis jaunas 18-kinis Ojavusis. Ojavusis, bet čia dar vienas saugas, nelabai, suprantu, kokio profilis, ten per daug nesigilinau. Ir 23 metų. Man patiko kažkoks komentaras kažkoks. Jam 22 buvo prieš 22 metų. Tas metas buvo. Nes aš veidą pažiūrėjau rimtai toks vyresnis, o žinant tų šalių ypatybės, kad mėgsta tos feikint dokumentus, tai gal ir buvo. Ir nežinau, ten kažkas dėl tų saugų ten irgi žvengia, tai man ir toks, kam tų dar saugų. Gal su Vingeris kitais metais žaisim. Nežinau, tai jo, tokie ten reikalai iš plovas beje labai skanus. Mes tada nešnekėjom pratisaitinio, labai skanus. Klasė. Džiaugiuosi. Labai geras. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Toliau Džiugas Hegelman. Džiugas pirmavo. Čia vienintelis geras dalykas iš šio savaitgalio Kauno Žalgirių turbūt yra, kad bent ten prarado taškų Hegelmanai, kur neturėjo prarasti, tai
dieną prieš, man atrodo, tos rungtynės. Ar tą pačią dieną? tą pačią dieną. dieną. tą pačią realiai dieną, jau. Geras dalykas, nes dabar ką turim, -1 grajus 7 taškai. Ir du tarpusavę. Du tarpusavę, tai viskas, žinai, viskas rankose, būtų tą laimėję, būtų dabar kem 8. Tai vien žodžiu. Šiaip labai įvarčiai tokie po klaidų, Džiugo labai gera kontrataka, ten Burbos perdavimas, fantastika. Ten net žaidėjas tas, kuris mušė susimėtė, nes tas mušės tikrai nelabai gavas, ten nedaug trūko, kad būtų net ir neįmušęs, bet perdamas tai ten nusilaisino. Jūs man tik dar vieną dalyką paaiškinkit, kodėl Džiugas su Transinvestu sugalvojo žaisti pusfinalį per rinktinių langą ir, pavyzdžiui, Džiugas buvo be Burbos, bet realiai savo vieno iš pagrindinių žaidėjų. Aš irgi šito šiaip nesupratau. Kodėl sutiko žaisti ir gavo tą grajų be savo variklio? Čia geras kampas. Nes aš po to tik pamačiau, kad jo nebuvo starte. Ir, nes žaidė tuo metu su Velsu. Tai čia geras kampas. Įdomus sprendimas buvo. O matėt, koks Hegelmanų įvartis? Pala, dabar galvoju. Kaip nusisekė. Realiai pasisekė toje situacijoje. Džiugas jau apsigynė, gynėjas išnešinėja kamuolį iš baudos aikštelės. Ties maždaug 16 metrų riba pataiko į savo komandos draugą. Kamuolys nuo nugaros atšoka, bam, Sauza pribėga įvartis. Ok, ne, kažkaip šitų rungtynių praleidau, spėjau ir Arūnas nežiūrėjo. Įvarčius tik. Tai aš irgi stadione būdamas vieną akim, kai įvarčią įsijungiau pasižiūrėti ir viskas. Toliau Banga Dainava, irgi tiesą sakant nemačiau tų rungtynių, bet kaip suprantu, Banga dar kartą šitam sezone. Back to back, praeitą turą išvyko į 9 kažkelintą ir dabar čia. Tai... Sakė mano podcastą, kad Transinvesto vizitinė kortelė, tai dabar ir Gargždų Banga panašiai. Dainavai dėptelio į veidą antrą tokį, tai... Bet šiaip Bangai šita pergalė, tai, kosmiškai svarbi dėl tų vietų, ta prasme, dėl vietų turnyro lentelėje, aplenkė ir Sūduvą, ir Dainavą per tas vienas rungtynes, tai toks nemenkas šuolis gavosi. Aš spėjau, kad iš 6 baigs ir kol kas aš teisus. Šiemet, matau, pagal turnyro lentelės spėjimus būsim taip prišaudę. Tai kad pernai, žinot, nelabai tenka. Visi atspėjom Jonavą, visi atspėjom Žalgirį ir visi atspėjom po vieną išlikusio 8. Tai nėra, kad jau labai pernai paskaldėm kažką čia, mano, reiškia, turim dasimušti. Tai vienu žodžiu, čia šiemet irgi nebus stebuklų, bet Bangai tokį, lemba, kaip ir sakiau, pagrindas sen lietuviai, vietiniai, auginti. 6 vieta, manau, aukščiau jau turbūt sunku tikėtis būtų. Ir biudžetas ten jų yra turbūt kiek, 400-500 tūkstančių. Tai tu pasiimti tiek ir. Jo, tas tai šaunuoliai, ta prasme, džiugu. Manau, inspiracija ir miestui, ir tam pačiam klubui toliau dirbti. Auginto žaidėjus, bendruomenę stiprint, mačiau su plakatais visi atėjo ten vaikai pieštais, tai labai, labai smagu. Ir gerai, dar vienas rungtynės, paskutinės šitam OptiBet lygos ture, sąlyginai šitam ture, nes jos yra atkeltos iš kitur, bet Sūduva Panevėžys, tai teko šitas rungtynės ir pačiam komentuoti, tai kaip ir Letieris sakė po rungtynių, turbūt, kad prasčiausios mūsų, tai yra Panevėžio rungtynės šitam OptiBet lygos sezone, nes ypatingai pirmam kėlinyje iš Panevėžio komandos, tai vaizdas kraupokas buvo, absoliučiai nieko nesukūrė, Sūduva gaudė Panevėžį kontratakose ir, nebuvo ten tos progos, ar ne, 100%, bet, tikrai pakankamai geri šansai pasižymėti ir nubaus Panevėžį. Tas įvartis ten po pertraukos, kurį įmušė Panevėžys, irgi toks, kaip sakyt, Pijus Širvys vėl mušė įvartį. Tai, irgi, kur jau pačių Sūduvo žaidėjų klaida, kad praleido, bet irgi, principe, be to, kažkokių daugiau super epizodų Panevėžys taip ir neturėjo ir Sūduva čia tikrai turėjo gerą pakankamai šansą pakovo dėl taškų. Jo, aš žiūrėjau rungtynės šitas, tai... Iš esmės, gražu buvo žiūrėti, kaip Sūduva žaidžia. Labai gražu. Išėjimai atėjo atakas, kaip sakai, tokių mirtinų ar ten jau 100% kažkokių progų nebuvo, bet tas toks visas grasinimas vartam, vyko kažkoks.
Bet šitoj vietoje tas čempioniškas charakteris, tu turi tą vieną progą, kaip panas sakė, gynėjai savo darbą padaro, vartininkas padaro, tu žinai kažką tą vieną įmušį, tai šitoj vietoje taip ir buvo, išėjo po pertraukos, įmušė tą įvartį ir sutvarkė visus reikalus, kaip reikia, jeigu nori būti čempionui. Bet Paigaro Sūduvui, gražus sakė, futbolas tikrai, man Kajodė, blemba, gražiai žiūrisi ir ką, Panevėžys, kaip ir visų tų apatinių komandų, tas iššūkis visų, Riterius, Banga, Džiuga, Sūduva tas 4 apačios komandas apsilošė, palaipsniui ir sunkiau vis, nes Sūduva tuo metu buvo 7 dar, tai sunkiausiai prieš juos, bet darbas atliktas, žaidimą visi pamirš, prisimins, kad neprarado taškų. Geras buvo Letieri komentaras, sako, apie futbolą labai kalbėti nenoriu. Geriausias rungtynių dalyvis buvo teisėjas. Not a single mistake. Sakė, idealiai išvilpė, idealiai viską darė ir vienintelis dalykas, kuriuo galima pasidžiaugti. Šiaip įdomu tai, kad Panevėžys net 7 žaidėjus buvo delegavęs į rinktines. Tai kas Lietuvos rinktiniai, Dubra Latvijos rinktiniai ir žaidė abi rungtines po 90 minučių. Jo. Pilnai atlošė Smithas vėl už Nikaragvos rinktinę žaidė ir mušė įvartį. Smithas apskritai pradėjo ant atsarginių žaidėjų suolo, nes buvo grįžęs berods likus 2 dienom tik tai iki rungtynių. Tai, kažkiek vis tiek tos rinktinių pertraukos, ypatingai tas komandas, kurios turi daug žaidėjų rinktinėse, išbalansuoja. Važiavo vėl Panevėžys į Marijampolę išvakarėse rungtynių. Tokia jau įprasta praktika komandos gaunasi. Tai bet kol kas tai veikia ir tvarkaraštis apskritai dabar labai įdomus, nes nusikėlė ten rungtynių dėl čia tų finalų, visų dėl visko, tai toks Panevėžys dabar vėl sužaidžia su Sūduva dabar namie, tada žaidžia kitas rungtynės tik tais Spalio 8 su Vilniaus Žalgiriu kertinės, tada vėl nežaidžia 2 savaitės. Bet rinktinių pertrauka. Jo, nežaidžia 2 savaitės jokių rungtynių, o tada per 4 dienas sužaidžia 2 rungtynės su Hegelmais ir su Kauno Žalgiriu. Tai, toks, ir aš manau, kad žais per daug yra negerai, nes tu išvargsti, bet žais retai yra dar blogiau turbūt, nes tu, prarandi ritmą, tu vien tik treniruojas, draugiškas sužaidė, visai ne tas pas. Ir va čia gal net tas rezultatas su Sūduva ir buvo, manau, to ilgo tarpo. Tai Letieri ir kalbėjo, sakė, aš jau treniruotėse mačiau, kad, sako, mes kažkokie nuleipę, nuvytę, tingus. Taip, tai ir va tas tvarkaraštis įdomus. Aišku, čia jeigu nebūtų nuskėlę rungtynės su Šiauliais, tai būtų sužaidė jie dar tam tarpe. Ir kitom komandom ten irgi įdomiau šiek tiek. Bet čia bendrai tvarkaraštį pagirsiu, kad tų nukelinėjimų mažiau. Aišku, Hegelmanai Kauno Žalgiris dar nėra, matau, keltą. Yra keltą, jau yra, ne? Spalio gale. Jo, matau vaidėtą. Bet esmė, kad, pavyzdžiui, palyginau pernai Vilniaus Žalgiris lapkritį iki 23 dienos, nes sezonas vėliau baigėsi, sužaidė 6 rungtynės. Šiemet 2. Tai gal logiška, kad šudiniausią metų mėnesį jau mažiau. Spalį, man atrodo, tiek pat po 4 ir pernai rugsėjį gavos, kad mažiau sužaidė tik 2, šiemet 4. Tai, man šiek tiek logiškiau, kad tu dar sužaidėm pavasarį, vasarą ir jau metų gale, ta prasme, tas tvarkaraštis yra normalus, o ne kaip būdavo anksčiau, kad rugsėjo pradžia ir visos komandos dar 13 turų likė, ten 14 nesužaistų. Tai iš tos pusės sveikintina, kad prastų orų nebus tiek žaidžiama ir žiūrovo pusės yra gerai ir nebus žaidėjim to alinimo, kur ten rinktinės lango laukia, žinai, jau kaip išgalimo, nes tiesiog kas 3 dienas žaidė. Ten visien daugumai komandų tada atsiranda tas. Tai iš šitos pusės... Jo, buvo dar rungtynėse keletas epizodų, kur Marijampolės Sūduva baudinių prašė. Tai vienoj situacijoje Dubra ranka žaidė, bet ten toks labiau epizodas nuo žemės, kur jis pats nepataikė į kamuolį ir ten... Sakiau, jeigu nespėjai greitai pakį. Patrauk ranką. Bet esmė, kad jisai pats mušė į kamuolį. Suprantu, čia... Jo, ten pratisa, bet per daug ten iškart parodė. Jo, paties jo klaida. Ir dar buvo vienas epizodas, kur Kajodė baudos aikštelį griuvo ten iš nugaros, berods Linas
gal stumtelėjo šiek tiek ar kažką, bet irgi ten niekas į tą epizodą nereagavo. Jo, ir aš tada dar trumpą mano žiniomis, ką čia visi šneka, kad nebus 12 komandų formato. Nu, aš irgi kiek girdėjau, net ir A lygos susirinkime buvo svarstoma, patvirtinta. kažkas paleido Antį ar Žasį, ką reikia paleisti. Tai kad bus 10 ir aš manau, logiškai 3 metai mums iki šito formato dar turim turėti daugiau tvarių klubų, kad galėtume turėti 12 komandų. Tai čia diskutavom tą, tai vienu žodžiu, šitos diskusijos nebus, tai vienu žodžiu, turbūt kitų kelių riteriai ieško. Tai ką, viskas? Ne, dar kaip sakiau, ir prieš sezoną komandos iškritimas ar vieniem metam nėra nieko blogo ilgam ciklė, jeigu turi ilgalaikius planus. Taip. Iškritimas komandos blogai yra, jeigu trumpalaikiai planai. Mes atėjom, jeigu ne, kas yra blogai. O jeigu... Bet tai iš esmės blogai pati komanda tada lyga, jeigu jos tikslai yra čia ir dabar. Jo, jeigu čia dabar, jo, tai čia jeigu komandos nereikia. Riteriai tie pat, sakykime, dar turi jie ten tų, sakykime, teorinių galimybių, tai jeigu iškrentin, tai per metus susigražini. Tas pats Panevėžys atėjo natūraliai, atėjo, atsiminkim, po truputį, žengdami, nebuvo kažkokių ten iš karto to ir grįžti, prabėgsti greitai. Jo, tai turbūt viskas. Tada dėkui kontributoriam dar kartą, padarysiu vinėtę tikrai. Laukia jūsų, dabar konkursėlių nemažai. Dar paleisim dar vieną konkursėlį. Tai rašykit ir spėjimus, dar kartą pakartosiu, kokį rezultatų Šiauliai pralaimėjo paskutiniam taurės finale, kuriam žaidė. Ir laimėtojai daugaus bilietus į legendų rungtynės ir taurės finalą. Tai šiaip pirkit bilietus, eikit, puoselėkim futbolą ir ką, turbūt tiek dabar. Ką ir kalbėjom, dar turim dabar įrašinėsim savo kontributoriam Q&A epizodą, tai jį galėsit irgi paklausyti ir visi. Už vienkartinį mokestį. Taip, arba tapę prenumeratoriais. Tai šį kartą toks apžvalginis trumpesnis nei įprastai, bet ką jau ir sakiau, Vilniaus kamščiai. Vilniaus kamščiai. Gerai, ačiū Ručiai. Iki. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.